Sveiki, Hebra! Žiauriai smagu, kad sudalyvavote konkurse. Šiuo metu jau turime virš 160 patiktukų ir netgi virš 50 komentarų. Prieš pradedant priminsiu, kad mūsų kanale karts nuo karto vyksta konkursai, kurių metu galima laimėti šaunių prizų. Ir paskutinis kartas buvo Rode NT1A mikrofonas, na, o šį kartą tai yra T-Bone SC450. Ir jeigu patinka tai, kas vyksta čia, paspausk patinka ir būtinai pasubscribink. Konkurso užduotis buvo pakomentuoti idėją, kaip norėtumėte arba galbūt jau naudojate dirbtinį intelektą savo muzikinėje bei garso inžinerinėje kasdienybėje. Taigi komentarus išskirčiau į tokias 5 kategorijas. Pirmoji būtų tiesiog komentarai. Antroji dedikuota norui gauti mikrofoną. Trečioji pasivadina nesinaudoju tuo blogiu. Ketvirta neleidžiu dirbtiniam intelektui kurti už mane, bet techniniams užduotims įdarbinu. Penktoji skirta leidžiantiems dirbtiniam intelektui kurti už juos. Aš labiausiai antrinu ketvirtajai kategorijai, nes ir pats noriu mėgautis kūrybiniu procesu, kol įdarbintas dirbtinis intelektas už mane atlieka įvairiausias užduotis, kurioms tiesiog nesinori skirti per daug laiko. Pereikime prie laimingojo 10. Pirmasis tai yra Marius 1425. Tai yra gana ilgas komentaras, tačiau pagrindinė idėja yra tekstų generavimas, būtent muzikinių kūrinių aprašymui. Toliau Rokas B9441. Dirbtinį intelektą naudoja informacijos konvertavimui. Šiuo atveju tai būtų natų pavertimas į tabus. Toliau Valdelio 420 idėja yra dirbtinį intelektą panaudoti automatiškai sukurti muzikos vaizdo įrašus arba animacijas atspindinčias muzikos nuotaiką ir turinį. Toliau Gabas LT. Dirbtinį intelektą stengiuosi naudoti postų apipavidalinimui, miniklipukų kūrimui bei kuriamų dainų tekstų juodraščiams. Paulius Mschauskas 558. Jei niekaip nesugalvoju rašydamas žodžius kokios eilutės, tai paprašau ChatGPT, kad išvardytų daug žodžių, kurie rimuotųsi su praeita eilutė. Ir tada ieškau idėjų iš to. Toliau Aukas 1112 ir jo pagrindinė idėja, jog dirbtinis intelektas sugeneruotų video pagal dainos tekstą, bei pagal dainos žanrą ir dainos melodiją. Toliau Waistdara 4321 rekomenduoja pabandyti DDSP Effect pluginą, kuris dirbtinio intelekto pagalba mūsų vokalą gali paversti į bet kokį muzikos instrumentą. Toliau Don Bros kalba apie idėją, jog dirbtinis intelektas galėtų pasirūpinti įvairiems trumpiems muzikos interpams, podcastams, atmosferos sukūrimui. Toliau Rave KMB 4T. Bus 100 laikas. Smagu. Ir kalbama apie dirbtinio intelekto sintezatorių Synthplant, kuris bet kokį garsiuką gali nusiklonuoti. Kaip suprantu, programėlė leidžia įvairiai manipuliuoti tuo garsu. Toliau mano channel Tu nelysk kalba apie grinai tą mintį, kuri jau senai sėdi mano galvoje, kodėlgi dirbtiniam intelektui neperduoti įvairių tų techninių darbelių, kurie suvalgo daug laiko. Pasidarius tokių sugeneruotų skriptų biblioteką, būtų galima gerokai sutrumpinti tokių užduočių atlikimo laiką. Taip, visai pritariu. Na, galime pereiti prie laimės rato sukimo. Pasiimkime dalyvius, įklijuokime juos į laimės ratą, išmaišykime ir sukam. Na va, turime laimėtoją. Gabas LT. Sveikinu tave, mikrofonas jau tavo. Dabar jį beliks tik tai atsiimti. Dėl to susirašykim per socialinius tinklus ir sėkmingai tau jį naudoti. Visiems kitiems labai ačiū, kurie komentavote. Tam, kad ir toliau kanalas gyvuotų bei rengtų tokius konkursus, prašau paspausti patinka, prašau prenumeruoti ir komentuoti, kai tik matot progą. Rock and roll and happy metal!